Ir su tais latako dangteliais dabar paskutinį mėnesį 2 incidentai buvo, mūsų dengti stogai, 2 aukštų namas, nukrito dangtelis. Nu tai pasirodo, meistras nenaudoja silikono. Klijuojantis silikonas aukštos klasės turi būti užklijuojama gausiai. Nors gamintojas teigia, kad nereikia. Bet dangteliai tai yra pastovi jautri vieta ir kur jeigu nepadarysi gerai, jisai visą laiką lašės, kapsės arba nukris. Mūsų garantiniai stogai nuvažiavom ir sutvarkėm. Latako jungimai yra dažna irgi jautri vieta, kur po kažkiek tai laiko pradeda kapsėti 2 metai, 3 ar 5 ir pradeda kapsėti. Mes juos visą laiką silikonuojam. Aišku, labai yra svarbu produktas, su kuriuo tai darai, jisai turi būti ilgamžis ir patikimas. Jeigu ten paėmėt silikoną už 3 eurus užtepėt, nu, tai ten aišku, kad problema čia yra laikinas sprendimas. Tai šitos vietos yra jautrias, nu, ir jas žiūrim atsakingai, ta prasme. Naudojam tinkamus produktus, kad